statybos techninis reglamentas stabdo pažangą. 2005 m. kovo 18 d. tuometinis aplinkos ministras Arūnas Kundrotas įsakymu numeris D1/156 patvirtino statybos techninio reglamento dalį pastatų atitvarų šiluminė technika. Šis dokumentas nustato šiluminius techninius reikalavimus gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų atitvaroms projektuoti. Ar statybos techninis reglamentas skatina taupesnių ir efektyvesnių pastatų projektavimą ir statybą? Perskaičius šį dokumentą, susidarė įspūdis, kad nebuvo įdėta jokių pastangų statybos reikalavimus orientuoti taip, kad būtų projektuojami ir statomi kuo efektyvesni ir šiltesni namai. Remiantis pasenusių, tradicinių antrosios kartos šiltinimo technologijų galimybėmis, visas dėmesys sukoncentruotas į atitvarų šiluminės varžos didinimą ir šiluminių tiltelių įtakos mažinimą. Šiame statybos techninėme reglamente aiškiai nurodytos atitvarinių konstrukcijų šilumos laidumo reikšmės, pagal kurias parenkami šiltinimo medžiagos sluoksnių storiai, sukuriantys reikalavimus atitinkančią šiluminę varžą. Šiltinant namą mineralinėmis vatomis ar polistireniniu putplasčiu, reikalavimus atitinkantys sluoksnių storiai apytiksliai yra tokie: stogui apie 25 cm, sienoms ir grindims apie 20 cm. O kur reikalavimai apšiltintų konstrukcijų sandarumui? Mes žinome, kad šiltas oras yra daug retesnis, todėl ir lengvesnis už šaltą orą. Jis kyla į viršų, spaudžiasi prie lubų ir ieško plyšių plyšelių, per kuriuos stengiasi išsiveržti į šaltą palėpę ar į lauką, kaip iš kiauro oro baliono. Išorinės atitvaros gali būti apšiltintos pačiu storiausiu sluoksniu ir pačiomis šilčiausiomis medžiagomis. Bet jeigu šiltas oras galės prasiskverbti per šias medžiagas, tai yra jų laidumas orui bus didelis, ar jose ras pakankamai nesandarumų, tai yra plyšių tarp šiltinimo medžiagų lakštų, šis šiltas oras fontanais veršis į išorę su visais mūsų į šilumą investuotais pinigais. Šį pastebėjimą patvirtina ir Amerikos kompanijos Architectural Energy Corporation praktiniai tyrimai, kurie nustatė, kad 80% šilumos taupymo efektyvumo nulėmė pastatų atitvarų sandarumas. Šiluminė varža leidžia sutaupyti tik apie 18% šilumos. Detaliau apie tyrimus ir jų rezultatus žiūrėkite dokumentinėje medžiagoje. Nuoroda straipsnėje. Arba statybos techninio reglamento rengėjai nepakankamai įsigilino į esminių šilumos perdavimo būdus ir jų reikšmę šilumos išsaugojimui pastatuose, arba kaip vertinti tokį faktą, kad reglamente pateiktuose projektavimo pavyzdžiuose akivaizdžiai peršama konkreti šiltinimo medžiaga – mineralinė vata. Statybos techninį reglamentą būtina atnaujinti. Trečiosios kartos sandaraus šiltinimo technologijos atsiradimas leido aiškiai suvokti sandarumo reikšmę šilumos išsaugojimo efektyvumui. Vyriausybei patvirtinus daugiabučių namų renovacijos programą ir privačių namų renovacijos skatinimo planą, negalima leisti, kad milžiniškos lėšos renovavimo procese būtų iššvaistytos nesandarios šiluminės varžos sukūrimui, neužtikrinant efektyvaus šilto oro išsaugojimo patalpose. Esu įsitikinęs, kad būtina peržiūrėti statybos techninio reglamento pastatų atitvarų šiluminė technika reikalavimus, atsisakant nepagrįsto šiluminės varžos didinimo ir įvedant privalomus pastatų sandarumo rodiklius. Tai leistų daug efektyviau panaudoti renovacijai skirtas lėšas ir gauti daug geresnį renovacijos rezultatą.